Labas, šiandieną esame Mažeikiuose ir noriu Jums parodyti mūsų visai dar neseniai statytą modulinį namą. Eime pasižiūrėti. Taigi namas, prie kurio esame, yra šiek tiek daugiau negu 9 metrų ilgio ir 4 metrų pločio. Apdailai pasirinktos termodailylentės, kurios sumontuotos vertikaliaja kryptimi. Kaip matome, jos nuolivuotos ruda alyva, kuri dar labiau išryškina medžio tekstūrą. Langus bei visą namą aprėminome antracito spalvos apvadais. Apšvietimas, kaip be jo. Čia lauko šviestuvai iš 3 namo pusių. Statinio dugnas ir ventiliacinis tarpas yra apsaugoti nuo graužikų. Stogas yra bituminis prilydoma danga. Lietaus nuvedimo sistema išorinė. Kiekviena lango sekcija turi savo atskirą patekimą į vidų ir į išorę. Čia pagrindinės durys. Čia turime duris su atskira varstoma dalim, kad išplėsti durų angą. Gamajame varstoma lango dalis leis klausytis paukščių čiulbėjimą ne tik viduje, bet ir išėjus į lauką. O dabar laikas keliauti į vidų. Pravėrę pagrindinės duris, patenkame į nedidelį koridoriuką. Čia paruošta vieta lauko rūbams, už kurių paslėptas elektros skydelis. Visai šalia už durų turime tualetą su dušo patalpa. Čia taupant vietą yra sumontuota speciali kriauklė, kuria įstumiama skalbimo mašina. Be abejo, kartu spintelė su veidrodžiu ir apšvietimu. Pakabinamas klozetas, o virš jo pritvirtintas vandens šildytuvas. Dušo kabina šiuo atveju uždaro tipo. Nedidelis langelis greitam pravėdinimui ir priverstinės traukos ventiliatorius, kuris jungiamas klavišų esančių šalia šviesos jungtuko. Ir paskutinis prietaisas šioje patalpoje tai tepalinis gyvatukas. Beveik visais atvejais būtinas ir mes visi puikiai žinom, kam jis yra naudojamas. Jeigu jūsų galvoje iškyla klausimas, kokia danga buvo panaudota grindims ir sienoms šioje patalpoje, atsakau, tai klijuota PVC danga. Kaip žinia, ši danga tinka naudojimui drėgnose patalpose ir mes ją siūlome kaip pigesnį variantą ekonominės ir vidutinės klasės namuose. Keliaujame į sekančią patalpą. Tikrai erdvi svetainė su virtuve. Čia galime puikiai matyti, kokia yra vidaus apdaila likusiuose patalpose. Taip, tai gipso kartono plokštė, nuglaistyta, šlifuota ir padengta norima spalva. Kaip matome, čia jau sumontuotas virtuvės baldų komplektas. Taip, jūsų namas gali atkeliauti pas jūs su visais norimais baldais. Ar pamenate, pradžioje užsiminiau apie didelius langus, o štai ir jų dydžio priežastis. Argi vaizdai pro juos nėra puikus? Be abejo, dar gražiau bus vasara. Keliaujame į paskutinę patalpą ir patenkame į miegamąjį. Vieta dviguliai lovai, specialiai spintai skirta niša ir tie patys puikus vaizdai, kurie džiugins net gulint lovoje. Šio namo pagrindinis šildymas yra grindinis infraraudonųjų spindulių, reguliuojamas su puikaus dizaino termoreguliatoriais patalpoje arba nuotoliniu būdu. Papildomai sumontuota oras sistema svetainėje ir miegamajame patalpų šildymui, o turbūt svarbiausiai vėsinimui vasaros metu. Name pilnai įrengtos komunikacijos. Namas vėdinamas mini rekuperatorių pagalba, kurie gali bendradarbiauti tarpusavyje arba valdomi rankiniu būdu. Čia parinkta vinilinė grindų danga. Atsižvelgianti tai, kad į patalpos vidų patenkama net pro kelias vietas, tokia danga vienas geresnių pasirinkimų. Nuo užšalimo vandentiekį saugo savireguliuojantis šildomi kabeliai. Be abejo, namo paskirtį, išplanavimo bei apdailos medžiagas galima keisti. Pavyzdžiui, toks statinys gali būti ofisu arba pirtimi. Taip pat verta paminėti, kad tokios formos namą labai paprasta jungti iš kelių modulių, plečiant erdves. Būtent šis variantas buvo statomas mūsų siūlomos vidutinės klasės.
Nors planuotas kaip svečių namelis, bet jame galima gyventi net šalčiausių metų laiku. Namas yra pilnai medinės konstrukcijos. Be abejo, naudota sausa, kalibruota ir sertifikuota mediena. Sienų standumą užtikrina ne tik viduje sumontuotos įstrižainės, bet ir papildomas PSB plokščių sluoksnis. Namas pas užsakovus atvyko pilnai įrengtas. O pabaigai noriu pasakyti, kad namo statyba tai ne tik 4 sienos, kurios mums sukuria saugumo jausmą. Tai ir konstrukciniai sprendimai, kurie padaro namus tvirtus, ilgamžius, tokius, kuriuose nori leisti laiką su savo šeima ir draugais.